Pasinaudojant Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatyta parama, visoje Lietuvoje bus įsteigta 18 regioninių amatų centrų. Šiuo metu didžioji dalis amatų centrų jau vykdo savo veiklą, o netrukus duris tradicinių amatų puoselėtojams turėtų atverti dar 3 amatų centrai. Vienas seniausių Lietuvoje Kuršėnų etninės kultūros ir tradicinių amatų centras šiais metais lankytojus pakvietė į naujas patalpas, įsikūrusias pilnai rekonstruotoje Gruževskių dvaro ansamblio oficinoje. Gražu tai, kas išliko sena. Aišku, kai buvo pradėta restauracija, tai čia buvo baisu, nes ir pastoliai jau nebelaikė sienos, nebebuvo konstrukcijų, sienos išpuvusios, tiek medinės, tiek mūrai jau galėjo pelės lakstyt, grindų nebeturėjom. Pastato rekonstrukcija kainavo beveik 1 milijoną litų. Beveik 700 000 litų iš šios sumos sudarė ES parama tradicinių amatų centro plėtrai skirta pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę Kaimo atnaujinimas ir plėtra. Šiuo metu Kuršėnų amatų centre veikia keramikos, mezgimo, vėlimo, juostų rišimo ir kitos tradiciniams regiono amatams skirtos dirbtuvės. Netrukus ketinama sumontuoti ir autentiškas audimo stakles. Galėsim tikrai pristatyti ir reprezentuoti Lietuvą ir toliau jaunąją kartą, nes tik per jaunąją kartą mes susigrąžinsim savo tą išskirtinumą iš visų kitų. 73 tautodalininkai, iš jų 15 yra jau jaunesnio amžiaus, visi yra jau vyresnio. Tai šitie meistrai būtent yra mokytojai, perdavėjai tų tradicijų. Su kaimo plėtros fondo parama steigiami arba plečiami regioniniai amatų centrai skirti visų tradicinių amatų puoselėjimui. Tačiau kiekvienas centras ypatingą dėmesį skiria amatams, kurie labiausiai atspindi regiono specifiką.